Skanauti ir girti trakų kibinus viena, tačiau pačiam pasigaminti visai kas kita. Atvykę į senąją trakų kibininę galite ne tik pasmaguriauti 16 rūšių įdarų kibinų, bet ir patys jų savo pasigaminti. Tad nieko nelaukia, raitojamės rankovės ir kimbame į darbą. Dabar aš jums išdalinsiu po tešlos guvulėlius visiems. Prašau. Gumulėlį iškočiojam apvalios formos. Gražų rutuliuką. Dabar aš išdalinsiu jums visiems mėsytę. Mėsytė kiaulienos kumpis yra kapotas. Įdedam svogūnų pjaustytų, druskos, pipirų ir viską gerai išmaišom. Dabar sulenkiam gražiai per pusę. Apatinis sluoksnis šiek tiek žemiau turi būti už viršutinį. Ir užspaudžiam kraštelius. Kad krašteliai būtų ploni. Ir dabar pinsim pinutę. Palenkiam ir paspaudžiam. Dirba 2 pirštai. Tarp pirštų išlenda tešla, kurią galima paspausti. Dabar patepsime kiaušinio plakinį ir dėsime į pečių 185 laipsniai ir kepsime apie 20-15 minučių. Kol mes bandome iš tešlos gabalėlio suformuoti kažką panašaus į kibiną, klausomės istorijų apie karaimus, kurie ir atvežė į Lietuvą kibinus. 1357 metais viduramžių laikų sostinėje Senuosiuose Trakuose gimė kunigaikštis Vytautas. Jis buvo pavadintas Aleksandro vardu, krikštytas cerkvėje. Jo tėvai Kęstutis ir Birutė. 1397 metais kunigaikštis Vytautas keliaudamas po Krymo pusiasalį, kaip jūs žinote, Lietuvos kunigaikštystė tęsiasi iki Juodosios jūros, jisai pasikvietė 100 turtingų karaimų ir totorių šeimų su juo keliauti į Trakus ir apsigyventi Trakuose. Pakvietęs karaimus ir totorius, jisai pažadėjo jiems 3 dalykus. Gal galime paspėlioti? Ką išsaugotų karaimų tauta? Taip, tradicijas, kalbą ir papročius. Atsivežęs karaimus į Trakus, jisai juos apgyvendino šiaurinėje pilies dalyje, gatvėje vedančioje į pilį. Jeigu jums teko eiti centrinę Trakų gatvelę, jūs matėte namelius, kurie yra pastatyti su 3 langais į gatvę. Kiekvienas langas turi savo paskirtį. Vienas langas yra skirtas pačiam karaimui, tai yra gyvenančiam ir statančiam, kuris gyvens tame name. Antras langas yra skirtas Dievui, o trečias langas yra skirtas kunigaikščiui Vytautui. Susėdę prie stalo išbandyti savo šedevrų, išgirsite, kad kibiną reikia valgyti karštą, vos tik ištrauktą iš pečiaus. Pradėti jį valgyti reikėtų nuo to galiuko, kuriame baigiame sukti kraštelį. Kitaip išbėgęs sultinys nudegins rankas ar išteps rūbus. Sužinojome, kad netyčia apsipylus riebių sultinių, dėmę nedelsiant turėtumėte užpilti druską. Taip pat išgirstame patarimą, kad geriau kibiną valgyti šaltą, bet šiukštu jo nešildyti mikrobangėje krosnelėje. Ir kitų įdomių paslaptėlių praversiančių kiekvienai šeimininkei.